Vykstame va, kolega Artūras. Labadiena. Labadiena. Pakvietė pietų savo kolegę. Važiuojam Klaipėdos gatvėmis. Šiuo metu dabar yra 11 valandų 13 minučių. Tik baigė eterį ir laidą Gyventi gerą rytą programoje. Mes sukamės į Bijūnų gatvę. Ieškosime, kur šiandien geriau pavalgyti. Būtinai pakomentuosime savo maisto porcijas. Būtinai pasidalinsime su jumis skaniais pietumis. Ir galėsite įvertinti mūsų homemade filmuką. Tu netem Na, taip ir būna. Oi, velnes. Pratęsime šitą mūsų video filmuką po keletos akimirkų. Taip. Sėkmingai suradę Jurginų gatvę, mes tęsime toliau paieškas. Ir jeigu jūs esate tikras klaipėdietis, tai suprantate, jog mes važiuojame Pilies gatve. Ir sukame šiuo metu į Daržų gatvę. Iškainuoja Karolį, mes noriu sužinoti, taip? Karolį, taip. Gerai. Artėja kovo 8-oji, moters diena, Artūras gal visai norėtų nupirkti kolegijai Karolius gintarėlius. Galima sekundai. Čia toks rimtas klausimėlis, iš tikrųjų, kiek maždaug Karolį vidutinę kainą, jeigu moteriai pirkti, jeigu rimtai taip? Žiūrint kokius. Nu kaip, nu... Paprasti Karoliai. Vidutinišą kainą. 40, 40, 50, visokių. iki 50 galima. Jo. Ačiū Jums kol kas. O, taip. Iki 50. Vieną kartą gali nepapietauti ir papuošti damą su gintariniais karoliais. O kokia šiuolaikinė dama nenorėtų gintarinių karolių? Taip. Tuo labiau gintaras kokia yra gera profilaktinė priemonė. Jeigu dantukas koks skauda, žinai, vaikui gali pakramtyti gintariuką ir pakramtyti gintarą. Taip, čia yra labai neblogai. Inkliuzų dar gintaras. Čia jau pačiu pavalgyti. Bet žinai, mūsų Klaipėdos senamiestis atrodo prabangiai. Štai mes dabar galime... Kokioje Austrijoje mūsų čia važiuotume? 4, atsiprašau, gatelė, mes turime teisę pasukti dešinę. Ko pasiekoje? Ir kągi mes galime... O! Ką mes, Artūrai, mes čia turime kelio pabaigą. Kelio pabaigą. Visada... Bet šis automobilis gali važiuoti kiaurai sieną gal? Labą dieną. Labą dieną. Ką pasiūlysi šiandien? Nieko. Kodėl aš taip kaip siūlyt? Kokia šmaikštė. Dėkime nuo to, kad mes ką tik gavome patiektą sriubą. Kaip vertinate? Tai yra, kaip aš suprantu, tai yra pašėlė kopūstai. Puikiai nusiteikusi grįžtinė. Jeigu paieškosime giliai rasime šmaikštuolių morkų, bulvytės, šio derliaus. Ir jeigu aš neklystu, tai yra prieskoniai sriubai. Donytė. Doniukai. Su donyte. Viską. Tai ragaujam ir duosim žinoti, koks skonis buvo. Tai tęsime mūsų kelionę, atsidarius užsklandai. Ką mes turime šiandieną čia pietums? Antras patiekalas. Antras patiekalas. Tai yra vištienos suktinukas su kumpiu ir sūriu. O čia vyriškas patiekalas, man gerbėjai. Šnyteliukas, bulvytės ir šalutėlės. Taip rodome tušias lėkštes. Na, gerbiamoji kolegė, kaip įvertinsite šios dienos pasibuvimą ir ar patenkinta mano kvietimu papietauti? Nuo pliusų ar nuo minusų pradėti? Pradėkime nuo minusų. Neuždegta žvakė? Tai paklausime. Tai romantikos. Atsiprašau, labą dieną. Sakykite, klausim, kodėl neuždegta žvakė šiandien buvo? Dėl to, kad jūs pabėgate nuo kito stalo. Aha, ačiū Jums. Matot. Gudru. Gudrus. Pagaląsti liežuvį, taip ir taip. Buvo skanu. O visiems kitiems šiandieną belieka palinkėti skanių pusryčių, jeigu jūs dar pusryčiaujate, skanių artėjančių pietų pertraukos geros, skanios vakarienės ir gausaus stalo vakare. Bet sako, Artūrai, vakarienę reikia atiduoti priešai. Kodėl? Nu, tu nevalgai. Nu, to aš priešai atiduosiu vakarienę. O ką gaila? O, aš lietuvis. Žodžiu, šiandieną mes už dienos pietų sumokėjome kiek daugiau nei 10 litų, esame patenkinti ir tikimės, kad šią kelionę pratęsime ir ateityje. Užsklanda užsidaro? Taip. Viskas.